Praėjusiame reportaže klausos negalią turintis Kęstutis Gumbrys kartu su negirdinčiais savo draugais pasakojo, kaip jie integravosi į visuomenę, susirado darbus ir galėjo užsiimti savo pomėgiais. Šį kartą plačiau papasakosime, kaip sėkminga integracija į visuomenę ir darbo rinką padėjo Kęstučiui atrasti save boulinge. Klausėme Kęstučio ir jo trenerio, kaip jiems sekasi žaisti boulingą ir tobulėti. Boulingą žaidžiau kaip mėgėjas, paprastai kaip straukiai. Kartais ateidavo per mėnesį tik vieną kartą, o po to, kai jau pradėjau normaliai dirbti ir aš domėjausi sportu, taip pat su kurčiųjų sporto vadovais, sportininkais bendraudavau ir žinau, kad yra kurčiųjų olimpinės žaidynės ir jie pasakojo, kad yra ir boulingas, sako, dabar tu esi jau truputį vyresnio amžiaus, taip, kad negalėjau kaip jaunas sportininkas pradėti tobulėti, sakysim, krepšinį ar plaukimą, čia jau reikia jaunam žmogui pradėti. O boulingas sako, nesvarbu koks amžius. O tada mane labai sudomino. Ir aišku, tada dirbdamas ir pradėjau domėti, kiek kainuotų visą kitą. Ir užsibrėžiau lankyti boulingą. Su kurčiaisiais lygiai taip pat kaip ir su bet kuriuo kitu mokiniu pradėjom darbą būtent todėl, kad žmonės norėjo sužinoti daugiau, norėjo išmokti taisyklingai žaisti ir, sakykime, pasiekti kažkokių tai apčiuopiamų rezultatų po įdėję šiek tiek darbo. Tai su kurčiaisiais, sakykime, pradžioje buvo šiek tiek abejonių, ar tikrai pavyks teisingai sukomunikuoti, išaiškinti ir sklandžiai mokytis boulingo. Bet nuo pat pirmos treniruotės, jau su Kęstučiu, aš pamačiau, kad iš tikrųjų tas kalbos barjeras jis nėra antiek svarbus. Sugebėjom rasti alternatyviai, kaip išsiaiškinti tai, ką aš norėčiau, kad jisai padarytų, o jisai, sakykime, užduoti man tinkamai klausimą. Tai va, tai ir man svarbu buvo, kad žmogus nori sužinoti, o jau, sakykime, eigoj žinojau, kad surasim, kaip išsiaiškinti ir kaip surasti tą, sakykime, viduriuką, kad ir jisai suprastų ir aš galėčiau išaiškinti. Neretai kurčiųjų boulingą stebintiems asmenims kyla klausimas, ar klausos negalią turintys žmonės gali žaisti boulingą kaip ir sveiki žaidėjai? Tam tikram momente, aš sakyčiau, galbūt tai net biškutį padeda. Nes, sakykime, boulingas tai yra žaidimas, kuriam viena iš svarbiausių dalykų lemia tavo koncentracija, susikaupimas. Tai, sakykime, tas triukšmas aplinkinis. Kartais girdinčiam žaidėjui jisai gali trukdyti. Šiuo atveju kurtiesiam tas momentas dingsta ir galbūt jiem biškutį lengviau. Sunkiau, aišku, jiem yra treniruotis, būtent dėl to, kad kurčiųjų trenerių mes neturim ir, sakykime, būtent tas komunikacinis barjeras. Bet iš esmės žaidime, aš manau, kad galbūt jiem net biškutį paprasčiau yra. Kokiais rezultatais Kęstutis gali pasidžiaugti jau šiandien? Kokie tolimesni planai? 2011 metai lapkričio mėnesį vyko Baltijos šalių kurčiųjų boulingo turnyrą Rygoje. Tai aš pasiekiau antrą vietą, o gruodžio mėnesį vyko Vilniaus miesto čempionatas tarp kurčiųjų, tai užėmė pirmą vietą. O taip pat spalį vyko visos Lietuvos kurčiųjų boulingo iš 5 Lietuvos miestų, iš Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Vilniaus. Užėmiau antrą vietą. Aš priklausau Vilniaus Apolono klubui, kuris pasuojasi Vilniaus Akropolio boulinge. Ir su komanda jau pradėsim tarpkirtinių žaisti pas vasarį, kovo mėnesį, o balandžio mėnesį pradžioje kaip tik Čekijoje, Prahoje vis kurčiųjų boulingo turnyras ir ten susirenka visi kurčiųjų boulingo žaidėjai, mėgėjai iš visos Europos, ne tik ir kitų pasaulio šalių ir taip pat balandžio pabaigoje bus Vilniaus miesto kurčiųjų boulingo čempionatas. Kęstučio progresas ir šiaip jau yra, sakykime, viršyje visus mūsų lūkesčius, nes Lietuvos prasme jis yra jau neabejotinas lyderis. Pabaltijai, kaip žinot, jisai tapo vicečempionu, tai čia irgi, to jau platesnėje už Lietuvą, plotmėje žiūrint, tai irgi yra labai didelis rezultatas, labai geras. Ir iš tikrųjų su tuo, kiek jisai dirba, jis dar papildomai treniruojasi ir jau pas mano trenerį, kuris atvažiuoja čia iš Amerikos, kuris irgi pasakė, kad tai yra neabejotinai žmogus turintis kažką, ko reikia boulingui. Tai aš manau, kad jisai kol kas tik tai kyla aukštyn ir tokiais tempais, jeigu jis ir toliau dirbs, tai aš manau, kad neužilgo turėsim ir ne tik vice, bet ir patį čempioną.